Monitoringo sistema yra skirta neonatologijos klinikoje, naujagimių ligų skyriuje gulintiems neišnešiotiems ir sunkiai sergantiems naujagimiams. Kuo toliau, tuo daugiau mūsų naujagimių guli kartu su šeima ir labai yra svarbus momentas žinoti, kaip naujagimis jaučiasi. Todėl monitoravimas, matant visus naujagimio gyvybinius duomenis centrinėme monitoriuje, yra labai svarbu ir tai suteikia ramybės tiek tėvams, tiek personalui. Visi monitoriai, kuriuos mes turime, yra labai modernūs. Visi naujagimių gyvybiniai duomenys, tokie kaip širdelės susitraukimo dažnis, kaip įsotinimas deguonimi, kaip širdelės darbas, kvėpavimo darbas, yra matomi skaičiukais ir kreivėmis šituose monitoriuose. Juos mato tiek tėveliai ir darbuotojai. Ir mūsų slaugytojos, turėdamos dar mobilius įrenginius, mato, kur bebūdama gali pasižiūrėti, kaip atrodo jos slaugomo paciento gyvybinė veikla. Ir jeigu jinai kažkaip sutrinka, iš karto gauna aliarmą į tą mobilų įrenginį, tai tiesiog sutrumpina ir slaugytojų reagavimo laiką ir vaikučiai greičiau gauna pagalbą, dėl to tėveliai yra ramesni už uždarų durų. Nuo šiol jau visos naujagimių ligų skyriaus palatos bus monitorizuotos pilnai ir visų vaikų gyvybiniai duomenys matysis centrinėme monitoriuje ir tikrai esam labai dėkingi visiems geros valios žmonėms, kurie aukojo pinigus mūsų mažiesiems pacientams ir labai dėkui Ankstukų fondui, kurie buvo ir iniciatoriai ir šito projekto vykdytojai.